Tai su mumis užtat elgsis ir neteisėtai, ir mes neturėsim kam pasiskūsti, ir darydami kliurkas įvairiausias, kokias tik tai sugebės, tai tam reikia psichologiškai nusiteikti. Tai aš asmeniškai jau seniai esu nusiteikęs. Tikiuosi, kad mano komanda irgi nusiteikinėja po truputėlį, kad bet kokių apgavyščių ir neteisybių gali būti. Bet mūsų uždavinys, kad kuo daugiau išgirstų žmonių šitas mintis ir kad tie 500 000, kurie sugeba suvokti, kaip sakiau, kiti, kur nesugeba, tai nereiškia, kad vien jų kaltė, ar ne? Arba ne jų laikas dar. Gal laikas. Taip, nes kiekvienas paauga skirtingai. Yra labai senas ir teisingas pasakymas. Aš pasakysiu jums kažkokį stebuklingą dalyką. Jūs paklausysit ir padėsit iš šoną, nes jūs negalit suvokti dar, koks jisai stebuklingas. Pro vieną ausį išėjo, pro kitą išėjo. Mes turim priaugti ir pribręsti, o tai yra kiekvieno individualus reikalas. Bet, kad tie 500 000, kurie gali suprasti ir suvokti, kad jie susivienytų ir jeigu jų tarpe, neabejotinai tai natūralu taip yra, dalis tokių situacinių yra, kur vieną dieną balsuos vienaip, kitą dieną balsuos kitaip. Tokie žmonės, nieko nepadarysi. Tai jeigu jie tą dieną prabalsuos už mano Eduardo Vaitkaus sąrašą, tai yra gerai. Bet reikia nepykti ant jų, kad jie sekančią dieną turės visiškai priešingą savo nuomonę ir sakys, taigi baisus tas yra Vaitkus ir jo mintis tuo labiau. Tai pozityviai nusiteikti, kas galite šiuo atveju laikraščių dalinimo ir video medžiagos siuntinėjimų visiems pažįstamiem, kuo daugiau. Ir savo viduje apsispręsti, nesvarbu, ką darys kiti, svarbu, ką padarysiu aš. Aš žinau, kad turiu nueiti ir padaryti tą ir tą. O dar jeigu suagituosiu 3, 5 ar XX kaimynų pažįstamų žmonių, suagituosiu, tai reiškia, pasakysiu tiesą, Evangeliją. Va taip ir pabaigsiu. Lietuva neparduodama. Nesvarbu, kad ją pardavinėjo. Tam galima padaryti galą. Lietuva nebebus parduodama. Gana.